su šviesom? Atrodo, tai atsako mano klausimą. Kaip nenorėčiau į tą mokyklą. Atostogos buvo nesenai, bet aš noriu, kad dar būtų atostogos. Jau, nežinau, jau 2 dienas pasibaigė tos dienos, kai buvo savaitė atostogos. Norėčiau turėti ekstra atostogas. Jo, aš nusipirksiu ticket. Ir done. Dabar paskambinsiu Makaronai, kad jis pasakysi, kad einu į tripą, kad jis nežinotų, kur aš mokykloje. Ir sakysiu, kad jis nebūtų snitch. Ei, Makaronai! Tu nenaudok telefono! Įjunk silent mode! Gerai, mokytoja? Kas čia, Vilnius? Gerai. Pip! Alo, ką tu nori Vilniau, aš dabar mokykloje. Ir vaidavai, kur tu esi? Jau, aš tavęs laukiu, tu užmiegoji ir vėl? Taip, aš užmiegojau ir, gerai, aš nenoriu eiti į mokyklą, tai einu į ekstra atostogas. Nesakyk niekom, bet jei manęs ieškosi, pasakyk savo draugams ir nesakyk savo draugams, kad išeisiu, nes jie pasiskūs. Tai žiūrėk, kad jie nepasiskūstų, kad niekas neklausinėtų, kur esi. Ir pasakyk mokytojai, kad aš tiesiog sergu, gerai? Sakyk, kad Vilniui sakė daktaras, kad jis turi savaitę neiti į mokyklą, nes jis serga. Okei, gerai, einu paskui mokytoją. Mokytoja, taip, tai čia man paskambino Vilnius, ką, tu nešnekėjusi iš tikrųjų? Ne, tiesiog įjungsiu silent. Jo, tai gerai, mokytoja, Vilnius sakė, jam daktaras sakė, kad jis savaitę negali eiti į mokyklą, tai jis negali ateiti. Tai fine, man jis ir taip nepatinka. I put it on speaker. Tai ir gerai, man nepatinka ir ta mokytoja. Fuck her. Einu į savo tripą. Mokyklos. Jau pasibaigė pagaliau mokyklą. Gerai, visi galite eiti. Atspėjau. Pala, kur mano telefoną dėt? Tai atėjau Vilniaus paieškoti. Jis paliko savo telefoną. Pala, jis pasiliko savo šaukštą? Kam jam reikia Pamiršau. Ei, Makronai. Ką, ateinu. Ar tu naujokas čia? Ne, tu naujokas čia, aš jau senai čia. Jo, žinau, kad aš naujokas. Ką tu darai su šaukštu? Tai mano mėgstamiausias dalykas. Jei aš jį pamiršiu pasimti, aš išpratėsiu. Tu nori draugauti? Gerai, koks tavo vardas? Vilnius. Mano Makaronas. Best friend forever. Bet noriu promise padaryti. Tai jeigu aš kažkada paliksiu savo šaukštą, man jį sugrąžink, nes man jį reikia. Gerai, best friend. Pirmą kartą, kai mes su Vilnium susitikom ir susidraugavom, tai jis man sakė apie šaukštą. O ne, aš negaliu palikti jo. Pakviesiu savo draugus. Pasimsiu savo telefoną, kad jį. Jo, aš Fortnite master, haha. Jo, tu esi master. O ką tavo telefonas daro between us? Aš nežinau, aš tiesiog norėjau, kad turėčiau veidrodį. Makronas skambina, puktyliai. Alo? Guys, ten yra gintaras Aurinai, taip? Tai guys, Vilnius paliko savo šaukštą. Kokį šaukštą? Jis myli tokį šaukštą ir jis man prižadėjo, kad susidraugausime, kad jam atiduočiau šaukštą, jei jis pames, tai mūsų draugystė endship. Tai jūs galite man padėti planą, sugrąžinti jam šaukštą, nes jis eina į Havajus. Aš nežinau, jis, kai man paskambino, taip secretį visprino. Tai galite man padėti padaryti planą? Jo, ateik pas mano namus. Gerai, Aurinai. Paimsiu telefoną. Ką? Tu tikrai čytinai, tu mane nušovai ir nuskipinai. Aš nenoriu šokti. Saks, tu sak. Tu gintarai prisimeni, yra toks naujas challenges kaip The Floor is Lava in Fortnite. The Floor is Lava? Video idėja. Guys! Tai kai mes sugrąžinam Vilniui šaukštą. Aš turiu planą. Pamiršau šaukštą. Einu prie lovos. Aš čia turėjau į... nėra.
Eina, tiesiog palikau savo šaukštą. Kur mano šaukštas? Kur mano šaukštas? Plagais, jūs girdite? Atrodo, kad ant Vilnius rėkia. Manau, jūs surado tą šaukštą ir dabar rėkia dėl nieko. Jo, tu eik, sugrąžinkim šaukštą, mes tiesiog žaisim Fortnite'ą. Ei, paskambink, jei nori žais Fortnite'ą paskui. Ok. O, dieve. O, reikia eiti. Šitas duris. O. Vilniau. Alone. Kur mano šaukštas? Per 20 minučių negaliu būti su savo šaukštu. Aš mirsiu. Vėliau aš turiu Sacred Blood. Atiduok man šaukštą. Jeez, pasink savo Vilnių šaukštą. Pavoks tavo telefoną. Iš kur gavai mano telefoną? Pala, aš pamiršau savo telefoną ir šaukštą pasiimt. Pala, aš ne lagaminą nepasiėmiau į savo tą tripą. Einu pasiimt lagaminą, einu susigrąžinti savo telefoną. Ako makaronas išeina, nors žais tą naują lavą, tą naują challenge. Taip, žaidžiam.